Juliau, o galiu jums užduoti tokį intimų klausimą? Nu, tai žinoma, patys įdomiausiai klausimai. O kokį brangiausią daiktą jūs esate dovanojęs savo žmonai? Apie savęs. Tiesiog aš net nežinau. Aš taip stengiuosi, mano žmona labai kukli yra, stengiuosi dovanoti tam tikrus labai, gerus papuošalus. Ne Faubergé ten, bet gerus, tai jinai tą vertina, žinoma. O ar jūs žinote, kad Žygimantas Augustas savo mylimai Barborai Radvilaitei dovanojo būtent šitą dvarą? Ne, tikrai nežinau. Ir ne vieną dovanojo, daug dvarų dovanojo, ne vien tik tai Raudondvario dvarą. Tai štai kaip reikia mylėti moterį. Taip, reikia eiti ir pėsčiam reikia eiti. O žinot, kad skaitomat, kad Žygimantas buvo pats prašiausias ūkininkas iš visų Lietuvos ir Lenkijos karalių ir monarchų. Jis buvo tik išlaidus. Kai tu myli tokią moterį kaip Barbora, kaip nebus išlaidus? Bet dar kitas, mano bičiulis Stasys Kuzma, mūsų šviesaus atminimo skulptorius. Taigi, kadangi Barbora palaidota, reiškiasi mūsų katedroje, kaip sakė Bumbliauskas, turim pusantro valdovo, tai Aleksandras ir Barbora. Tai kadangi jos kaukolė yra, tai mielas Stasys, daug dievoje šviesaus gyvenimo, jisai padaręs marmurinę kopiją Barboros Radvilaitės, kaip jinai realiai atrodė, ir jinai yra valdovų rūmuose. Tai su Barbora mes artimi, nes aš mačiau kūrybinį procesą. Ir dar vienas dalykas, bet tikrai jūs labiau rūpinatės savo žmoną negu Žygimantas Augustas savo Barborą Radvilaitę. Aš nežinau, ar žmona su to sutiktų, man atrodo, kad jis sakytų, kad aš... Bent jau vienu aspektu, nes netgi Žygimantas Augustas 16 amžiuje tesugebėdavo kelias kriaušes ir kelis apelsinus žiemą atsiųsti. O dabar aš manau, kad jūs savo žmonai tikrai ir kriaušių, ir apelsinų žiemą nuperkate. Perku, bet jinai vis kalba apie alergijas, bent jau apie apelsinus.